Labai dažnai moteris išsirenka silpnus ir moteriškus vyrus, todėl kad giminėje yra labai didelė neapykanta vyrams. Tos moteris, kurios išsirenka, jos gali tada pasižiūrėti į savo mamą, į savo močiutę, į savo promočiutę, jeigu atsimena, ir pasižiūrėti, kaip tos moteris elgėsi su vyrais. Greičiausiai ten buvo labai daug nepagarbos, vyriškumo, labai daug reikalų ir tada tie vyrai buvo niekinami. Jeigu jūs dar atsuksit, ar ne, ir pasižiūrėsit ne tik tai į moteris, kas joms buvo, bet jūs sudėtumėt tam tikrus faktus, kurie buvo, ar ne, aplinkybės, kurias buvo. Galbūt tai buvo, pavyzdžiui, koks nors antras pasaulinis karas ir buvo senelis išvežtas, galbūt jisai buvo prarastas kare, mirė ir žuvo ir tada tai močiutei teko natūraliai tapti stipriam. Tada, ar ne, tai pasąmoningai paima, kopijuoja mama ir jinai pasąmoningai gali nuskaityti tą patį, nes nematė tėčio, ir nematė tėčio vaidmens, bet jinai nežino, dėl ko tas vyksta ir tada anūkė, jinai vėlgi jau pasąmoningai tiesiog nuskaito net nesigilindama ar net nesuvokdama, kad jinai gali kitaip. Ir jeigu mes neatsukam šitų reikalų, jeigu mes nematom priežastingumo, tada mes galim pasakyti, oi, čia taip, pas mane giminiai taip, bet greičiausiai tokiu atveju būtų tai, kad močiutė darė geriausiai, ką galėjo, mama nesusimašius tiesiog perėmė ir tada perdavė.